Sveiki visi, sveikinos vairuodamas Dodge Ramą 5,7 metų ir jį testuojam su kokybiška itališka Landirenzo sistema. Grįžtam iš tikrųjų jau su kolega link dirbtuvių, pravažiavom dalį miesto, dalį greitkelio. Tai automobilį išmėginom kiek įmanoma įvairesnėmis, kaip sakyt, važiavimo sąlygomis, tam, kad įsitikinti, jog jisai važiuoja puikiai, sklandžiai, visame diapazone, kiek turim galimybių jį ištestuoti, be abejonės matom, kad tiek kuro mišiniai yra geri, tiek važiavimui kažkokiai dinamikai tikrai neturim jokių pastabų. Automobilis dirba labai sklandžiai, tyliai, važiuoja iš tikrųjų labai maloniai. Tai Dodge Ramas ir Landirenzo sistema tikrai puikiai suderinami. Iš tikrųjų per pusantro mėnesio jau ne vieną esam paleidę. Berods būsim per 2 mėnesius juos 6 iš viso sumontavę. Tai tikrai pakankamai populiarus modelis. Metų galą jų čia, kaip jau ir prieš tai padarytame video, sakiau, jų tikrai yra nemažai kažkaip atvažiavę. O atvažiuoja jie iš tikrųjų iš visos Lietuvos. Kauniečių yra itin mažai. Bet vėlgi gal dėl to, kad su tokiu automobiliu į Akropolį ar ten į Megos aikštelę kažkokią pasmušę Kauniai važiuoti tikrai, įsivaizduoju, būtų pakankamai sudėtinga. Bet jeigu atkreiptume dėmesį gatvėse, vis jau galima vieną kitą jį išvysti iš tikrųjų, tai kas gyvena rajonuose, priemiesčiuose, tai tikiu, kad automobilis ne veltui Amerikoje toksai populiarus, nes savo paskirtį tikrai atranda ir po truputį populiarėja be abejonės ir Europoje. Tai jeigu kažką panašaus turit ar planuojate įsigyti, turėkit omeny, kad servise 007 mes galim sumontuoti kokybišką Landirenzo sistemą šiem automobiliam, kurie tikrai važiuoja sklandžiai, puikiai, ir hemis veikia, ir start-stopas, jeigu yra e-torkas nuo 2019, kur eina, be problemų dirba, tikrai puikiai žinomi, ne kartą daryti. Balionas vėlgi čia šiuo atveju yra vienas, atsarginio rato vietoje, 114 litrų jo turis, toks pakankamai, sakykime, standartinis Dodge Ramo variantas. Tai mes kaip visą laiką dažniausiai jį ir siūlome. Yra ir variantų, esu pridėjęs video, galite pasižiūrėti netgi su 2 dujų balionais. Tai vienas bagažinėje, pačiame kūzave ir kitas dar papildoma atsarginio rato vietoje. Taip kad tų variantų visokiausių yra įmanoma. Jeigu norėsit, tikrai kontaktuokit, rašykit, kreipkite, skambinkit ir bandysim padėti. Ačiū.